Baigiau pasiruošti mikrocementui. Iš pradžio visą tą dušo zoną nusitepiau hidroizoliaciją. Visas grindis, kokie 10 su biškiu centimetrų ir ant sienų visur užnešta. Hidroizoliacinė juosta įklijuota. Dabar baiginėjau pasiruošti, liko lipnė juosta aplink trapą nusipjausti tiksliai. Dėjau ant grindų, rekomendavau sudėti armavimo tinklelį, tokį kaip fasadam naudoju. Jis gan gerai čia limpa prie hidroizoliacijos, tai visai patinka, kad laikosi savo vietoj stipriai. Mačiau dar video, šiaip žiūrėjau, kad su gruntais specialiais prisiklijuoja jį. Tai aš tokį gruntą kaip ir turėjau, bet ką žinau, atrodo labai vos kelios vietos atšoka, tai pabandysiu tepti tą pirmąjį base sluoksnį ir žiūrėsiu, jeigu kažkas darysis, bet nemanau, nes ganėtinai gerai susiklojo, vos keli tokie oro burbuliukai gavosi, tai manau, su tuo pirmu sluoksniu jisai prisiklijuos, prisispaus prie grindų pilnai. Čia nėra, nedėjau į tą patį kampą, bet ten yra šiaip pati ta hidroizoliacinė juosta įklijuota į kampą, čia su nuolydžiu suformuota. Tai čia tos juostos nelankščiau, nežinau, net turbūt neįtų išlankstyti gražiai, kad būtų normalūs kampai tvarkingi. Tai tiek, tai baigiu pasiruošti ir pradėsiu. Tai visgi nusprendžiau tepti gruntą. Naudojau hidroizoliacijoms skirtą gruntą. Jis padaro paviršių labai lipnų. Dabar net ranka yra viena, žiūriu, biškį stėlioju, tai gerai paplauti, nes tokia atrodo paviršių pasidaro kaip su klijais. Teptas ir tada hidroizoliacija žiauriai gerai prilimpa, nelieka niekur atšokus ir kažkas ten, matau, dar gal ir yra šiek tiek, bet tas paviršius lieka lipnus tol, kol švarus, tai vėliau dar kaip prieisti galėsiu iki ten, kai apdžius, tai perbrauksiu voliuku ir prilips tikrai iki galo. Dar buvau pamiršęs, tai ten apačioj nišai, kur nepavyks parodyti, yra ledjuosa, tai irgi pasiruošiau, apsiklijavau lipnę juostą dar ant viršaus. Čia buvau pamiršęs tvarkyti šešėliniai siūliai, tarpo buvo beveik nelikę, ten gal koks milimetras, tai išsipjau, tai prisišiukšinau, tai tuo pačiu ir tai įsisiurbiau ir tas gruntas labai čia irgi tema buvo, tai viską kaip ir pasirašiau. Toliau, tai pradėsiu nuo viršaus sienų. Šita siena, kur tualetas, tai čia bus visa baldai, tai nieko čia nereiks daryti ir tada šitą jau glaistytą sieną tepsim šiandien pirmų sluoksnių, visas sienas ir tada gale praeisim grindis. Pirmas sluoksnis nuteptas. Sienos, grindis irgi pirmų sluoksnių pabaigtas, grindis reikia dar antrą sluoksnį užtepti. Nežinau, ar video matysi, dar kai kur peršviečia šiek tiek tinklelis ir tekstūra nuo tinklelio labai matosi. Dariau ir trapuką patį ir nusitepiau su mikrocementu. Čia gal atskirai parodysiu, kai darysiu galutinius sluoksnius su apdaila. Tai čia bazinis sluoksnis yra, jis šiaip mūsų mikrocementas, ką pasirinkom, yra su atspalviu ir kitoks ir smulkesnis, dabar jis toks labai šiurkštus, matos tokių visokių perėjimų ir panašiai, tai jie dar susišveis turės. Tai šiandien dar antrą sluoksnį užsitepsim grindis ir lauksim kol džiūs, tada šveisim ir pradėsim su spalva dirbti. Antras sluoksnis grindų pabaigtas. Labai gerai antras tepėsi, labai lygus gražus paviršius šiaip gavosi. Turiu vis tokių šmordėmių, bet čia yra šitas bazinis su stambesniam dalelėm, tai labiau gal ir veliasi. Tai bus labai įdomu, pirmas sluoksnį darim pabandyti truputį užtrinėti, pažiūrėti, kas gaunasi. Dar vienas dalykas, ką darau, tai kiekvieną kartą čia, pažiūrėjau, ties vinilo sujungimu klijuoju lipnę juostą ir kai jau pabaigiu, iškart nulupu, kol šlapia, kad nebūtų kažkokių nutrupėjimų ar kažko, nežinau, čia bandau pafokusuoti.
Dabar likia koks 1,5 mm aukščio skirtumas ir iki jo dabar spalvą davedinėsim ir bus lygų. Dušo trapui to nedarau kiekvieną kartą, nes mintis yra, kai pabaigsiu, tiesiog sušveisti ir ten yra neradijančio plieno tik krašteliai, tai iki jų šveisti. Dabar užklijuota, tai kažkiek vis tiek apsterlioja, neina taip gerai padaryti. Tobulai uždengti, manau, kai sušveisiu bus ir lygus labai paviršius su tuo pačiu laveliu ir lengviau net bus ir greičiau. Tai, dar galiu parodyti, kai daro kiti su plytelėm, tos įdeklus. Aš irgi su mikrocementu dabar čia su to baziniu užsipildęs, palikęs čia dar gan storai. Tai dar galvo dabar vieną, nors iš tikrųjų čia nėra labai daug, 2-3 sluoksnius dar tos spalvai užtepsiu. Ir lygiai su kantuku prasišveisiu ir manau, kad bus tobulai. Jau pirmas sluoksnis mikrocemento yra, šiaip gavos labai lygus gražus paviršius. Per kamerą tai neįmanoma parodyti, bet tik tai dar kol kas spalva nelabai patenkintas, nes turi tokių perėjimų, tų juodulių. Nors glaistau su medicininio plieno glaistiklė, kuri turėtų nepalikti jų. Kaip ir manau, kad tiesiog pirmas sluoksnis gal per mažai šveitas yra kažkoks dryžis likęs, tai ir išryškėja. Bet šiaip visai tema jau darosi, tai po antro sluoksnio tikiuosi, kad spalva dar biškį pasilygins. Kai kur tokie perėjimai labai gražus. Tai atrodo net norėtųsi galbūt, kad ir liktų, bet nežinau, bet pasiek kuo vientisesnė siena panašiai kaip dažyta. Esmė, kad pradėjau nuo šitos sienos, su šita čia baldais apsidengia, tai čia nieks nesidaro. Tada priešingai pusėje sieną, tai gan užtrunka nemažai laiko, nes reikia iškart glaistinį pasiekti kuo lygesnį paviršių. Ir tada ta paskutinioji siena, tai jau būna ta pusė padžiūvus, tai iškart galima pradėti ir tą kampą nesugadinį vidinį. Ateini iki čia jau būna ir kaip ir neblogai. Po pirmo sluoksnio šveist šiaip rekomenduoju 80 popierium, aš su žirafa šveičiausi, tai, bet labai tvirtas pagrindas gaunas, labai sunkiai ima, tai tokius visus iškilumus nuėma, bet šiaip, kad ten kažką palyginti, pašveist labai sunkiai. Antras sluoksnį dabar nusišveičiau su 120, tai antram sluoksnį gal visai ir matosi, kad šveičiasi kažkiek, bet irgi praktiškai nieko, ne tas pats, kas glaistas tikrai. Paviršius gal toks susišiaušia ir labiau matiškas gaunas, toks gal gražesnis šiek tiek mano akiai. Ir nusišveičia labai gerai visi aštrus kampai, čia tik prieš šviesą galvot. Tai šitie kampai ganėtinai gražiai susišveičia, čia dar aišku antrų kartų pasilygins visi brokai. Šitas labai gražiai gavosi, tai čia iš vis reikia saugot, ką turiu. Ir tiesa, sienos pasidarius, tada iš karto einu prie grindų, tai su grindim pas mane kas vienintelis dalykas, kad užsidengiu taką dušą, tai užsikliuoju ne juostą, patogalėsiu pafilmą, nusipjaunu ties pačiu krašteliu, visą vidų užkliuoju, kad nepribirėt, nes labai sunku valyti. Čia dabar pribirėja šiaip tiesiog nuo glaisto dulkių ir jos užšlapia ir tokia biškai sukietėja, bet čia tiesiog su vandeniu karštu išplauti ir viskas. Susijungimas su viniau, tai jau čia irgi apsikliuoju kraštą tiesiog kiekvieną kartą ir iškart, kai baigiu, nulupu kol šlapia, kad nesuskilinėtų tas visas kraštelis. Šiaip labai planai tepasi, bet labai gerai išsilygina paviršius. Tokia atrodo vos ne čiučiut kaip tirštesni dažai. Ir pasirašiau paskutiniam sluoksniui grindim, sienos jau padarytos. Visą laiką naują juostą užsiklijuoju, dabar paskutiniam kartą biškai daugiau, nes suvedinėsiu visiškai jau su grindim, tai tikrai priterliosiu. Tada vėl visą laiką trapą užsidenęs. Nupjau taip, kad biškai to metalinio krašto latako matosi. Tai nežinau, po to manau, kad tiesiog su peiliuku nuskusiu tą perteklių, nes šiek tiek šveis dabar ant šito sluoksnio, tai nuo neradijančio plieno latako iškart juoduoja viskas čia, tai ant paskutinio sluoksnio tikrai taip negalima.
Prasišveičiau prieš viską, tas grindis, kampus, labai sunkiai šveičiasi, bet kažkiek vis tiek susišveičia, iškilumai visokie nelygumai. Ir ant sienų dar kai kur matau, kur visgi bandysiu po paskutinio sluoksnio vis tiek. Pavyzdžiui, šitoks manau, kad jisai susišveis. Čia gal šiaip tiesiog ir liks toksai kažkoks kitoks perėjimas. Tokių visokių yra. Manau, čia ir yra to mikrocemento toks dalis grožio. Na va, ir pirmas sluoksnis lako jau išdžiūvęs, dabar rašiuosi antrą, tai vėl nauji voleliai. Naudoju mikropluošto volelius, tada vonelės įdėklas naujas, šitą vonelę biškį baisi pati, bet įdėklas naujas švarus, kibirą švarų ir abudu komponentai. Tai dar toks įdomus dalykas, gal kad irgi atkreipdėmėsi, instrukcijai parašyta, kad maišyti ne maišyklėm, nei dažų, nei kažkokio rankom su tiesiog kažkokiu ten pagaliukų kažko, kad turbūt gal nėra gerai tas greitas maišymas jam. O pats darbas tai su valiuku, tas pats kaip dažyti, pasitengti nepalikti kažkokiu nuo valelių dryžių. Šiaip labai lengvai dengiasi, gal šiek tiek sunkiau matos ant mūsų spalvos. Tyčiu taip susilieja, vienodai atrodo. Bet tiesiog su papildomai lempą dar pasitačiau, tai kol šlapia blizga ir matai. Tai va, liko paskutinis sluoksnis ir bus galima pradėti. Nors realiai naudot rašo galima vaikščioti, vandenį pilti ir viską, tai tik tai po savaitės dar. Tai va, dar teks palaukti ir bus galima pradėti surinkinėti visą santechniką, tada baldai. Aišku, dar lubos prieš visą tą dar pamiršau. Aišku, čia nedaug tų kvadratų, tai greitai.